Labas rytas, ankstyvas rytas, dviratukas ruoštas, saulė dar ne aukštai, sušalau šiąnakt, labai blogai miegojau, kiškę miegu ir trumpai, labai anksti išjudu, lygiai pusę 7, išjudėsiu. Vakar buvo labai sunki diena, prieš vėjų visų kelių prieš vėjų. Daug įkalnių, daug nuokalnių, bet labai nemažai dviračių takais. Prasėdėta ant dviračio vakar 8,5 valandas. Belenkiek daug. Kai sėdėdavau po 5-6, vakar 8,5. Šiandien sėdėsiu dar ilgiau. Vakar numyniau 171. Norėjęs daug daugiau numin, bet gavas kaip gavas. Grievimai, tvarkymai, tas, karavimai telefoną, tas. Taip, 14 diena, 13 minima. Startuojam ir pasiekėm tikslų. Davai, oi, gana, atsboda. Sunkiai, lengvai, pabiški, važiuojam! Iškilau čia kalniakan biški, dabar minimaliai laidžiuos, ten telefonas nesikraukia. Bet keliakas taip, įpaturga toks klausimų. Jau minimaliai laidžiuos ir liktai ten reikės užvaryti kosmos. Per 200 kilų rodė beveik 400 metrų sukilimą. 386. Jam atrodo nedaug. Tai kad man jau per 5 kilus atspoda čia kil, tai tu peklą. Jau kiek kalnų buvo. Porimčių. 4 tokie porimčiai, va čia šitas toks bai. Tai va, laidžiuos, tai reiškia, kas laukia paskui. Nespėjau nufilmuoti. Bai. Koštukas 7. Nu ir kalniukų turėjau, eik tu savo. Karšta, prieš vėją. Susidėjau vėl maikinės, kepu. Pavargęs jau. Jau vakar ir šiandien pavargęs. Buvo dačiakas nusprogęs. Tai šiaip netaip da sureguliavau, kokie tik tai 3 kilų, nesukau gal. Nelabai pastebėjau, kada nesuka. Mažda atlaikys, jau gal batarkės. Tai va, taigi štukos 8 noris dar. Štukos 8, kuti noris. Esmė, kad artai bus ir dar daugiau. Štukos 8 užtėti. Da šiandien 5 kilai. Šiandien bus 210. Plius 2,4 turėjo būti. Bet tai nežinau. Tin. 210. Eik tu pek. Nu pasiekt reikia tiksliai. Tai va, jeigu pavėjai, atsisukt vėjukas ir iš vis nebūtų kas 3 valandėlas ir vieta. Bet eik tu pek. Čia tai rašo aš vis 4,5, 4,35, aš vien 5 kilų. Ojojojojojoj. Kur tai dinga ir pozityvas. Jo, šiknytė jau jaučias, kiek čia bus įsėdėti, aš nežinau. Kiek šiandien sėdim, galima primesti, žinau, kiek buvo. Ai, dar tik 7 valandas. 7 valandas ir 15 minučių. Jau 7 valandas ir 15 minučių ant dviračio. Oi, nu ko, mina. Nebedaug lyga, kaip nors. Gavinant, sakau, kalniokanant pakškavau. Oba, persvertė, nemačiau. Pagavo kamerą ar ne. Štuka 8. Ai.
Prieš ištvarant iš Antalgės sakiau, bus štuka 8, reikės skaičiu štuka 7. Realiai galėjau sutilpti ant štukų 7 be grybavimų, be nakvynės vietas labai paieškau. Štuka 8 ir dar PM3. Tai va 210, dar 3 nensražė, 216 kosmos. Dar tikiuosi ten, aš tik miestelio pavadinimą užsirašiau, tai miestelis dar neaišku koks. Dar adresas nebus taip, kad 10 kg. Nupuškuojam toj pabiškį atvesti, jakas norims bus gerai, gal kas. O jau šis du telapatuoja. Matom, kai nuo ten apačios atvažiuoji, varai. Atrodo nedidelį. Ir visą laiką, aišku, už pasto kėda būna kalniukas, dar nesibaigė kalnas. Ir dar dažniausiai, du posūkiai. Šį kartą neatsistojau dūstauti. Kepina belin kaip. Šitą apačios atvariau. Miestelis net nesmato. Varam toliau. Nu, vakar nebenufilmavau. Atvažiavau draugą. Palapinį pastačiau, kad pradžiutų. Sunkiai diena buvo vakar, bet atvariau. Tai va, galutinė 13 minimo dienų, visą 14, 13 minimo dienų. Turim 1856, aišku, buvom grybavę. Apie 3-4 km tikrai nesuka skaitliuką, bet kažkaip sustvarkiau. Gal batarkės, ten ar atskratė kažkas. Vakar 220 km. Daug prieš kalnus, labai buvo daug sunkių kalnų. Labai daug. Bet va, pasidėjau. Kas? Biški sumedėja. Biški. Ir pasvylį. Biški griūta. Sumedėjai. Čia. Liauko. Tai va, laimingas tikslas pasiektas. Ne per, kad turi jėgų, bet per tik tai didelį užsispyrimų. Per didžiausių užsispyrimų, kai matai tik tai vienu tikslu finišu. Tai va, tikslas buvo pasiektas per skausmus, per vėjas, per lietus, per temperatūrų skirtumas. Padariau. Tiek.